Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbėmieji kolegos. Vyriausybės programą teko perskaityti ne kartą, ją turėjome progos aptarti su į frakciją kviestais keliais paskirtaisiais ministrais. Tiesa, neturėjome galimybės užduoti klausimų tokių svarbių sričių kaip aplinkos ir teisingumo ministrams, nes kandidatai šias pareigas paaiškėjo tik vakar. Nepaisant to, kad esame opozicijoje, visų pirma norėtųsi paminėti, kad yra dalykų šios vyriausybės programoje, kuriems liberalų frakcija negali nepritarti. Pavyzdžiui, mes taip pat, kaip ir ši vyriausybė, manome, kad labai svarbu išmintingai bei efektyviai spręsti šio laikmečio iššūkius ir toliau tvirtinti bei puoselėti visų mūsų šalį. Sutinkame ir su tuo, kad, kaip nurodoma vyriausybės programoje, verta auginti Lietuvos ekonomiką ir stiprinti viešųjų finansų sistemą. Būtina apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, vykdyti aktyvią ir konstruktyvę užsienio politiką, mažinti biurokratiją, skirti daugiau dėmesio vaikams bei vykdyti racionalią migracijos politiką. Iš esmės galime pritarti vyriausybėje prašytiems siekiams gerinti ir didinti gerus dalykus ir mažinti bei taisyti tai, kas Lietuvoje vis dar nėra gerai. Tačiau svarstant programą ir balsuojant dėl jos ir naujosios vyriausybės neapleidžia jausmas, kad mes neturėtume pernelyg sureikšminti tų žodžių ir sakinių, kurie yra parašyti vyriausybės programoje. Kodėl? Nes patirtis rodo, kad ši koalicija geba ir mėgsta stebinti. Galima sakyti, kad tai staigmenų vyriausybė. Ir tuo galėjo jau nekartą įsitikinti tie, kas balsuodami už premjerę Blinkevičiūtę gavo premjerą Palucką. Balsuodami už socialdemokratus ir centro kairės politiką gavo Žemaitaitį. Balsuodami už antisisteminę Nemuno aušrą gavo aplinkos ministrą Laisvės partijos steigėją, kuris galbūt turi nebaigtų reikalų aplinkos ministerijoje. Beje, smalsu, kaipgi šiandien jaučiasi frakcijos kolegos ir tie 186 000 Remigijaus Žemaitaičio rinkėjų, kuriuos vyriausybėje atstovaus Povilas Poderskis. Spėju, kad jie taip pat vis dar šiek tiek nustebę. Tie, kas balsavo už didesnės išmokas, jau netrukus mokės didesnius mokesčius. Tie, kas balsavo už geresnės kokybės keliukus, gaus kelių mokesčius. Balsavę už nepraskolintą Lietuvą, gavo pažadą valstybės skolą didinti jau kitais metais. Ir šį sąrašą galima būtų drąsiai tęsti, bet pataupykime mūsų visų laiką. Mūsų rimti svarstymai, kaip vertinti tai, kas parašyta šios vyriausybės programoje, iš tikrųjų yra nelabai prasmingi. Juk visi minėti siurprizai pateikti vyriausybei dar net nepradėjus vykdyti politikos. O kai kurie ministrai ir su savo srities įsipareigojimais turėjo galimybę susipažinti tik patvirtinimo išvakarėse. Ir nežinia, ar patys spėjo įsigilinti į programą komandos, į kurią ką tik įsiliejo. Liberalai pasisako už atsakomybę, už nuoseklumą ir duoto žodžio laikymasi. Todėl nuoširdžiai linkėdami, kad bent dalelė šios vyriausybės programoje įrašytų gerų tikslų būtų įgyvendinta, šių nekonkrečių, aptakių ir vienas kitam prieštaraujančių pažadų palaikyti negalėsime. Juolab, kad nėra jokių garantijų, kad ir koalicinės vyriausybės ministrai šios programos laikysis. Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami kolegos. Prieš keletą žmonių kalbėjusi Seimo narė svaidėsi tokiais kaltinimais. Sako, kas balsavote už tą, gavote aną, kas balsavote už šitą, gavote trečią. Ko gero pamiršo, kad kas balsavo už liberalų sąjūdį, gavo visko dėžutę su 106 000. Baudžiamąją bylą ir visa partija nuteista. Kas balsavote už liberalų sąjūdį, gavo Seimo narį, kuris visus Lietuvos gyventojus valkatomis išvadina. Kas balsavote už liberalų sąjūdį, gavo Simoną Gentvilą, kuris išvanojo visus miškus ir šiandieną turime plynės visas. O kas balsavo Simoną Gentvilą ir liberalų sąjūdį, neišvystė energetikos projektų vėjų už 4 milijardų. Nes jau taip dirba liberalų sąjūdžio partija ir visa jų centras ir jų ministerija, kad jie skėjo sustabdyti visus vėjo jėgainius parkus sausumoje. Mylėjai mano, kas balsavote už konservatorius, gavote garų šnipą Lietuvoje. Kas gali paneigti, kad tie tautos nešėjai, skleidėjai ir būtent nepriklausomės gynėjai dirba šiandieną su GRU ir su Kremliumi ir visą naudingą medžiagą ir informaciją atidavinėja rusams. Kas galėtų paneigti? Nes su Rasu Juknevičiumi jie kuo puikiausiai gyvendino matyti vyriausybės ir partijos programą, darydami fotosesijas ir siūsdami kokius artimus ryšius turi.
Kas balsavo už konservatorius ir liberalų sąjūdį ir Laisvės partiją, gavo teltoniką už 4 milijardus, kuris negyvenimo projektas. Ir kai tik kilo skandalas ir kai naujoji vyriausybė įsikišo šitą reikalą, stebuklingų būdų per 4 dienas pasirodo įsisprendė problemos ir klausimai, kurie buvo keliami 3 metus. Kas balsavote už liberalų sąjūdį ir konservatorių? Gavome Foxpėjaus istoriją, gavome Dvarelį istoriją, Graikijos vilas istorijos, gavome 9 milijardų ieškinį Baltarusijos Belakalio trąšų gamyklos ir begalę kitų dalykų. Tai kaip dabar su ta GRU jūs tenais visi dirbate? Tai, mėlyjei mano, naujoji valdančioji dauguma nėra ideali, nėra pati nuostabi. Ir jeigu mes galvojame, kad čia naujoji valdančioji dauguma per vieną dieną, padarys su burtų lėzdelė, kad viskas bus gerai Lietuvoje gyventi. Aš asmeniškai tikrai to nemanau, kad tai bus. Bus labai sunku tą dalyką įgyvendinti. Ir jeigu nuo pirmos dienos čia viens kitam kaltinimu žarstoti dešinį į kairę, pasižiūrėkite dažniau į veidrodį. Tik nežinau, kurie pusėsaliui pas jūs tas veidrodis kabo. Jeigu kalbant apie vyriausybės programą ir gerbimą premjerą Gintautą Palucką, pakankamai ambicingi tikslai yra užbriežti programai. Taip, jie yra daugiau su žodžiu sieksime. Nes jeigu mes parašysime sakinį, ką jūs pasirašėte per 100 dienų įgyvendinsit partnerystės įstatymą, per 100 dienų legalizuosit narkotikus, tai visa jūsų rinkiminė kompanija ir visi 4 metai darbo Seime buvo tik tais vienas dalykas. Vienas galas ir narkotikai. Daugiau nieko kito jūs nesiekėt. Ir nuo ryto iki vakaro pjovėte šitomis temomis. Tai klausimas, kokia ta jūsų vyriausybės programa buvo, jeigu 4 metus, kiekvieną sesiją, pavasario, vasaros, žiemos, rudens sesiją, kiekvieną sesiją jūs tą patį klausimą vilkote į plenarinį posėdžių salę. Čia jūsų buvo tikslas? Aš tikiuosi, kad šito nebus, nes mes savo programai šitų dalykų nedarom. Dabar kalbame apie saugumą. Prieš tai kalbėjusysis labai žarstėsi apie gerą saugumą. Buvęs Dalios Grybauskaitės dešinioji ranka. Aiškino mums, kaip čia valstybė turi rūpinti saugumu. O kągi mes, mėlyjei, matome, gerbėmieji dešinieji, jūsų biudžetas, kurį rytoj vyriausybė turės jį peržiūrėti. Jūs netgi sumažinat krašto apsaugos finansavimą ir netgi sumažinat skaičiais, realiai skaičiais mažėja finansavimas, gerbiamas Jurgis Razma. Ir jūs netgi sumažinat paramą Ukrainai. Tai kokie jūs čia patriotai esat? Jūs esat Kremliaus agentai, reiškia visi. Kitas yra dalykas. Mes kalbame šiandieną, kad skolinamės limitus. Pastoviai Ingrida Šimonytė aiškina, kad rinkoje sunku pasiskolinti, kad galimybių nėra, čia sudėtinga situacija. Ką siūlo naujoje vyriausybė? Įkurti iždo sąskaitą. Ką siūlo naujoje valdančioji dauguma? Eiti link temos, sukurti nacionalinį banką. Kai tik tais atsirado klausimas apie nacionalinį banką, iš karto spaudoje ir visur kitur pradėjote žvygauti, kaip turi būti, kad Jėzus Marija, ką šitą naujoji valdančioji dauguma daro, nori atimti rinką iš komercinių bankų. Mokestinė politika. Draugas Kubilius, kuris nuostabiai gyvendino naktinę mokesčių reformą. Iki pat dabar Lietuva turim kapanuotis iš tos naktinės mokesčių reformos. Ką mes siūlom? Kad naktinių mokesčių reformos nebus, kad mes darysime mokesčius per ateinančius metus sudarant darbo grupę. O kai sudarysim darbo grupę, tada mes kompleksą matysim, ką reikia keisti, ką reikia koreguoti ir ką reikia papildyti. Jūs nesugebėjote įspręsti antros pakopos pensijos per 4 metus, o tik aiškinat, kad spręsit, bet jos taip ir nesugebėjote spręsti. Ką sako naujoji vyriausybė ir naujosios vyriausybės programai? Kad visos politinės jėgos sieks įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą ir išaiškinimą ir kalbam apie 3 sistemų pakeitimą. Tai ar mes padarysime, ar sieksime? Taip mes sieksime, kad per sausio ir vasario mėnesį būtų sudaryta darbo grupė, kad kovo 10-11 dieną būtų registruotas projektas ir iki Liepos mėnesio, kad būtų priimta. Vėlgi grįžtų prie tų pačių mokesčių. Mes nesiūlome, kad sausio 1 dieną įsigaliotų nauji mokesčiai, mes kalbame apie 26 metų sausio 1 dieną. Mes gerbėme Konstitucinio teismo sprendimą, kur aiškina, kad 6 mėnesiams likus negali būti priimti įstatymai ir kartu su socialiniais partneriais reikia išdiskutuoti. Dabar dėl atskirties nedidinimo. Ką mes matėme jūsų vyriausybei? Nuo ryto vakaro jūs aiškinot, kaip jūs rūpinatės smulkiais ir vidutiniais verslininkais. Nuo ryto iki vakaro jūs aiškinotės, kaip jūs sieksite atskirties mažinimą. Bet kažkodėl tai 2% į viršų šoktelėjo. O Foxpėjaus karalienė Monika Navickienė įskrido. Kaip jinai įskrido su to Foxpėju, iki pat dabar nieks nežino. Dabar dėl kelių fondų. Mes kalbėjome, kad reikalingas kelių fondas, kelių finansavimas. Jūsų ministrė finansų Gintarė Skaistė aiškina, kad mes jį padarysim ir panašiai. Kaip tik tais atėjo Seime balsavimas dėl finansavimo skirimo milijonų, taip jūs į krūmus dingot. Bet negana to, ką jūs padarėte, jūs 25 metų kelių biudžetą ištratavojot visą. Tai yra avansinės sutartys pasirašėt.
Tai naujoji vyriausybei bus beproto sunku kažką tai pakeisti, kažką padaryti, nes tarpas, kurį galės džangliruoti pinigais, tai yra 54 milijonais. Tai ką aš norėčiau pabaigai pasakyti? Norėčiau palinkėti naujai vyriausybei iš esmės gerų sprendimų, gero darbo, ginčų, nesutarimų bus, manau, pakankamai irgi daug, nes nuomonių yra labai daug ir kuo daugiau nuomonių, kuo daugiau diskusijų, dažniausiai gimsta teisingi geri sprendimai. Tai naujai vyriausybei to aš ir norėčiau palinkėti. O opozicija, bent 100 dienų ramiai pasidėkit ant laktų ir pažiūrėkit, kas vyksta, o po to kritikuokit.